Sveiki, gerbėmėjai. Čia žiūrėkite, koks gražus šilkmedis. Ir jis yra nedidelis, nes su šilkmedžiu yra štai toks niuansas. Nesakysime, kad problema. Yra toks niuansas, kad dažniausiai šilkmedis auga labai greitai ir stipriai. Praktiškai kaip aukštūgė liepa. Ir paskui tų vaisių negalim pasiekti, praktiškai viskas atitenka paukščiam. Dabar mes stovim prie naujos veislės, amerikietiškos, Gerardė Dwarf. Jinai pagal aprašymą yra žemaūgė. Ir mes matome, kad ne tik pagal aprašymą, bet pagal faktą. Dabar šito augalo amžius yra apie 13-14 metų. Tai per 13-14 metų normalus šilkmedis būtų tikrai kokį 7 metrų. Čia mes matom iki 3 metrų pločio, iki 3 metrų aukščio. Praktiškai viską galima pasiekti iš žemės, netgi truputį tenai galbūt. Dabar šiemet viskas vėluoja, bet pirmos uogos jau noksta. Jos yra juodos. Ir tikrai nesmulkios. Štai toks grožis. Šitos veislės ypatumai, kad Aš paragausiu. Aš irgi. Šitos veislės ypatumai, kad labai greit pradeda derėti jau pirmais metais po pasodinimo. Jeigu augalas yra įskiepytas, dabar šitas augalas yra įskiepytas į baltojo šilkmedžio sėjinuką. Ačiū. Ir kokie reikalavimai? Be abejo, reiktų parinkti vietą. Geriausia, kada būtų užuovėje ir saulėta vieta, kadangi šilkmedis pavėsyje duoda tik tai daug lapų, o vaisių nebūna, arba vaisiai būna smulkūs. Dabar tas augalas auga miesto sąlygomis Vilniaus mieste. Teritorija yra apsaugota, nors šiemet buvo šalna ten Vilniaus rajone, ten 5-7 laipsniai, kai kur tai dar žemesnė temperatūra, bet šitas augalas nenukentėjo. Visiškai nenukentėjo? Visiškai nenukentėjo, kadangi iš vienos pusės yra tvora, iš kitos pusės yra keliolika aukšto namas. Vieta yra tikrai parinkta. Taigi svarbu parinkti vietą, kad būtų su mikroklimatu. Vidury lauko? Vidury lauko nieko doro nebus, galima sodinti daugybę kitų augalų, bet šilkmedis ko jis bijo? Jis bijo vėlyvų pavasario šalnų. Kas liečia šilkmedžio augalų parinkimą, be abejo, jeigu jūs sodinat sėjinuką, jums žada, kad tai bus baltas arba juodas, tikrai tas nieko nereiškia. Pirmiausia, atkreipti dėmesį, kaip jis buvo padaugintas, kokie lapai. Jeigu lapai yra karpyti, tai aišku, kad tai bus jau sėjinukas. Ir nežinia, kas iš to užaugs, kokios bus uogos. Net jeigu jūs matot žydėjimą, tai tie žiedai gali dažniausiai nukrinta ir pasirodo, kad tai yra vyriškas augalas, Ukrainoje vadina šalkun. Ir jis tik tai... Šovkun. Šaunuolis. Ir tai yra tik tai tuščios laiko gaišinimas. Yra rizika, kad iš sėjinukų jūs gausite vyrišką augalą, kuris nederės visiškai. Labai skanu. Kodėl verta pasodinti šilkmedį? Kadangi tokių uogų jūs nenusipirsit nei turgui pas mus, ir be abejo Ukrainoje tai yra įprasta uoga. Pas mus Lietuvoje šilkmedis neparduodamas nei turgui, nei parduotuvėje, kadangi uogos yra netransportabilios. Reikia valgyti iš karto iš medžio. Uogą nuskinė nuo medžio, yra vienas kelias į burną. Skiepimo vieta yra čia, kažkur tai 60-70 cm aukštėje. Ir matosi, kad jau skirtinga žievė, daleiskim, balto šilkmedžio ir tos veislės Gerardė Dwarf. Žinoma,
reiktų skiepyti dar aukščiau ir tada augaliukas bus, nu, kaip su ilgesnė, gražesnė koja. Stebiuosi, kodėl čia dar yra tiek prinokusių uogų, kadangi, daleiskim, pas mus medelinė, tai viską nuvalgo paukščiai. Apie tai irgi gal reiktų garsiai pasakyti, kad jūs galite auginti ir paukščiai bus labai ir labai patenkinti, kad turime tiek skanių uogų. Pasirodo, kad mieste vis dėlto paukščių mažiau. Pas mus gražioje vietoje, tai nu, praktiškai dar uoga net nespėja nukristi. Taigi, šilkmedį galima sodinti žemaūgį. Kaip veislė vadinasi? Gerardė dvarf. Gerardė dvarf. Gerardė dvarf. Puikiai veislė, kuri auga nestipriai. Parinkite vietą užuovėjoje ir saulėtą vietą, kad jam būtų šilčiau. Nu ir be abejo, dirva turi būti lengva, laidė orui ir vandeniu, nemėgsta žemų vietų, Užmerkimų nemėgsta. Kur kaupiasi vanduo, nemėgsta sunkaus molę. Smėliukas, žvyras. Ir pertręšti tikrai neverta. Neverta tręšti. Dabar didžiausia klaida kokia būna. Nesaikingas laistymas, nesaikingas tręšimas. Šilkmedis yra sauso dirvų augalas ir jam reikia tokių spartietiškų sąlygų. Ir kad jis numestų lapus jau ten spalio mėnesį, kad ateitų tas lapkritis ir lapai pageltonuotų ir nukristų. Ne taip, kad jis žalioja ir paskui bet kokia šalna nukepa. Taigi jeigu pertręšime, tai jis tada užsitęs vegetaciją, tada nespės pasiruošti žiemai ir tada stipriau apšals žiemą arba pavasarį anksti. Tai va tiek. Šaunus augaliukas, sodinkite, eksperimentuokite ir sėkmės. Iki pasimatymo.